Kaip jūs galvojate, ar yra sporto klube nors vienas treniruoklis, kurio nenaudoja vyrai? Taip, jeigu jūs matote tokį treniruoklį, greičiausiai jūs niekada nebūsite matę nei vieno vyro prie jo kažką tai darant. Ant jo galima būtų pakabinti lentelę, čia vyrai nesilanko. Be reikalo šis treniruoklis yra ignoruojamas. Ignoruojami pagrindiniai 4 pratimai, kurie skirti jūsų klubo lavinimui. Jeigu skauda jums nugarą, nemaža tikimybė, jog įtaką turi jūsų klubo įtampos. Jūsų klubas daro lenkimą, tiesimą, atvedimą į šoną ir pritraukimą šlaunies. Tai šis treniruoklis lavina visus šituos 4 judesius. Kitaip sakant, jūs pilnai apkraunate savo klubą. Pirmas pratimas – klubo lenkėjams, kelio kėlimas į viršų. Antras pratimas – klubo tiesimas atgal. Šitie 2 pratimai be proto svarbus yra sportininkams, kadangi atliekant pagreitėjimus, pirmą žingsnį labai svarbu klubo lenkėjai. Lygiai taip pat labai svarbu atsispirti nuo žemės, tai yra klubo tiesimas. Kiti 2 pratimai – tai sėdmens vidurinio lavinimas, tai šlaunies atvedimas. Na ir 4 pratimas – šlaunies pritraukėjai, dėl kurių įtampos labai pablogėja jūsų mobilumas, atsiranda įtampos. Todėl jeigu jūs turite klubo skausmus nugaros srityje, didelė tikimybė, darant šituos 4 judesius, jūsų skausmų simptomatika tikrai sumažės.